Šiandien aš jums parodysiu kemperį, kurio su tokiu pat, aš keliavau į Ukrainą ir tikrai patyriau daug nuotykių ir tikrai parodysiu pasipasakosiu visų privalumus, trūkumus, nes tikrai tai gyvenu. Šitas kėdės sukinėjasi, tai čia galim dalyvauti ir čia labai fainas dalykas yra, kad jūs galite pasidaryti tokius du didelius stalus. Laukit, parodysiu labai įdomus dar dalykus. Čia, kaip pavyzdžiui, jūs esate, jeigu jūs norite dirbti, tai jūs galit pasidaryti čia kompas, čia dar kažkas, nu toks ponas bajoras, visų galų meistras. Ir čia mes matom tokį dalyką. Tai čia dedasi tokia lenta ir čia dar pasidaro viena mėgama vieta. Ir žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, kaip gerai pagalvoti. Visur mes turime pasidėti daiktams. Čia šildytuvas. Yra čia visur eina šiluma, tai valdymo panelė. Čia mes turim kiek akumuliatoriaus gyvenamojo daly, kiek vandens nuotekų bake, kiek vandens gerimo bake, apie 100 litrų vandens. Čia mes turime įjungti nuotekų baką, tai yra kai žiema, mes turime įjungti nuotekų baką, kad jisai neužšaltų. Nu, čia jau turime šilimo reguliatorius, nu čia jau tikrai elementariai. Turime čia daiktams, turime televizoriaus laikiklį, žiūrėkit. Čia išvažiuoja, čia televizorius, galit čia žiūrėti, galit persukti, žiūrėti iš lovos. Čia yra karateko dalykas, tai laikyklis, tai jie yra brangus, pajungimas, jie brangus, bet jie tikrai labai kokybiški. Toliau, tikrai darydavau įsivalgyti, čia darausi, čia pjaustydavau, čia pipiriukai, druskytė ir čia jau gamindavau. Čia galima pasidėti kažką, užsikabinti šluotes, rankšluosčius. Tai va, tai šičia ir labai fainai būdavo valgyti. Atkreipkite dėmesį, manau, kad 1,93 m ir čia dar turiu labai didelę erdvę virš galvos. Tai, man tai labai svarbu, nes, pavyzdžiui, kaip aš aukštas, tai petį biškai visą laiką taip kažkaip taip biškai prisilenkdavau. Va, daug skyrių turim čia pasidėti. Labai fainai, kad daug skyrių, tai daug daiktų telpa, ne tai, kad vienas apačioj skyrius ir tada ten apačioj prisikraunam, viršui tuščia, biškai nesako. Čia, žiūrėkit, kiek čia turim daiktų. Ir čia turim kompresorinį šaldytuvą, jisai veikia nuo 12 voltų, tikrai geras daiktas. Ir šičia. Ir šičia, o čia yra pats smagumas, tai yra, kad mes turim, įsivaizduokit, kiek turim vietos. Tai mes turim čia 2 lentynas, čia, tenais, ir čia dar yra, ir čia dar per visą šitą ilgį, ir čia dar, palaukit, bet aš tai parodysiu patį smulkumą. Čia jeigu yra žemesni žmonės jiems sukulipti, tai čia galima, matot, čia padaryta, kad... Neužtauk sukulipti. Kad įlipti. Kad aš tai įlipsiu. Ir žiūrėkit. Dėka tų išplatinimų, matot, aš čia galiu normaliai įsitiesęs miegoti, čia tiesa virš galvos ir kojus va tiek. Tai 1,95 m gali miegoti. Mano 1,93 m. Ir čia žiūrėkit, dar vietos. Tikrai, vietos tikrai labai daug. Liukai. Ir čia labai fainai, kad langai. Aš prisimenu, atsikeldavau, žiūrėdavau, tikrai gerai. Tai dušas. Tualetas, viskas kaip aišku. Čia turime pasidėti daiktams. Kosmetikai. Šičia kosmetikai ir šičia mes dar turime pasidėti kosmetikai. Tikrai, vietos tikrai užteks daug. Ir žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, kai perkat kemperį, būtų visą laiką gerai, kad čia visą laiką būtų langelis. Tokiu būdu jūs galite pasimti šitą ir išsitraukti pro tą langą ir lauke turėti dušą. Nemokam. O kai mes norime eiti jau maudyti, čia apsitraukia užuolaidėlę, šitas įsistato šičia. Ir jau tada maudomės. Kai maudotės, čia turime medinį padėklą, tai kojas visą laiką kaip ir sausas yra. Ir čia irgi yra du nubėgimai, kad čia neturėtume pasino, vienas nubėgimas šičia, kitas nubėgimas šičia. Ir duris. Duris tai čia labai įdomios, tas duris čia ir taip gyvenam.
Labai fainai čia pasikabinti yra rankšluosčius, striukės. O ką reikia duris, taip. Jeigu norėtumėt pamėginti pakeliauti su tokiais kemperiais, tai tikrai atvažiuokit pas mūsų, turim ir nuomai kemperių, ir pardavimui, ko tik mes neturim. Ir netgi priekabų turim. Tokių kemperių turim ir visiškai naujų. Jų kaina yra apie 60 su truputėliu tūkstančių plus PVM-as, nes būtent čia yra automatai, čia jie yra, jie yra brangesni dėl to. Tai ačiū, kad žiūrėjot, subscribinkit, dėkit laikus, komentuokit, jeigu kur padariau klaidas, pakomentuokit, jeigu kas nors norėtų kažką kitko pamatyti, arba kad pakomentuočiau kažkokius elementus, ar 2 elementus, ar kažkas tokio, parašykit, aš tikrai visus skaitau ir tikrai jums atsakysiu ir padarysiu video apie tai. Kartais man trūksta jau idėjų. Prašau, rašykit. Ačiū. Iki.